Gijimas yra labai individualus dalykas. Ir kiekvienam jis atrodo kitaip. Vieniems tai yra tiesiog tylus sugrįžimas į save, o kitiems ilga ir vingiuota kelionė. 2 žingsniai į priekį ir 1 atgal. Ir aš pastebėjau, kad tarp tų, kurie ieško būdų jaustis geriau, egzistuoja 2 kraštutinumai. Iš vienos pusės aš matau žmonės, kurie visa galva pasineria į savo gijimą per savo praeitį. Jie labai intensyviai tyrinėja tai, kas buvo. Tyrinėja savo traumas, savo šešėlius. Kartais tai yra 10 metų trunkančios psichoterapijos, kartais tai yra labai dvasinė kelionė, netgi mistinė, ezoterinė galima tai pavadinti. Tik neretai jie yra taip susitelkę į gijimo procesą, kad pats gyvenimas lieka tarsi antram plane. O kitoje pusėje aš matau žmonės, kurie sako viskas. Žinai, aš baigiau. Lygijimas buvo kažkokia užduotis, kažkoks tikslas. Ir galbūt kažkas buvo pasiekta, o gal ir ne. Bet dabar jau viskas. Laikas užversti tą puslapį ir judėti toliau. Ir turbūt tiek vieniems, tiek kitiems jų kelionė yra pati tinkamiausia, kokia jiems gali būti. Visgi šiandieną aš norėčiau tau pasiūlyti dar vieną mintį. Norėčiau tau pasiūlyti mintį, kad gijimas nebūtinai turi būti toks sudėtingas, paslaptingas ar baugus. Ir kad yra įmanoma jį pasiekti ir pajausti tiesiog per lėtą buvimą, per kantrybę ir leidimą sau patikėti, kad gali būti kitaip. Taigi, o kas, jeigu gijimas slypi tiesiog gyvenime? Iš tiesų, aš net nesu tikra, ar žodis gijimas tikrai yra tinkamas tam, ką mes vadiname gijimu apibūdinti. Taip, kiekviena mes nešiojame savo žaizdas, jos yra nematomos ir neapčiuopiamos. Ir tada mums skauda taip, lyg mūsų siela bandytų išsinerti iš mūsų žaizdų. Mūsų identitetas yra taip susitapatinęs su mūsų žaizdomis, kad jis priešinasi pokyčiams. O iš šito pasipriešinimo ir kyla mūsų didžiausias skausmas. Taip jau yra, kad kiekvienai iš mūsų kažkada ateina laikas kažkokiems pokyčiams. Ir priešinkis tu kiek tik nori. Pokytis tavyje arba aplink tave vis tiek bus. Vienoms iš mūsų pokytis gali reikšti, kad turime paleisti tai, kas buvo, ir išmokti gyventi taip, kad tai, kas buvo, netrukdytų mums džiaugtis gyvenimu dabar. O kitoms kvietimas keistis gali nukristi lyg iš giedro dangaus. Visai nebūtinai turi tau kažkas sunkaus nutikti. Tu gali gyventi nuostabų gyvenimą, o vieną dieną tu atsibundi ir supranti, kad šiandieną kažkas yra kitaip. Ir kad tavo vidus nebeatitinka išorės. Pokytis nėra malonus procesas. Procesas, kada tai, kas buvo, tampa kažkuo tai kitu. Ir tu gali vadinti šį procesą kaip tu nori. Gijimas, pabudimas, transformacija. Tai yra tik žodžių žaismas. Man visi šie žodžiai reiškia tiesiog vidinį pokytį. Tu jau pasirink, kuris žodis ar jo reikšmė tau labiausiai rezonuoja. Tik kad nesipainioti šiame įraše šį pokyčio procesą, aš tiesiog vadinsiu vienu žodžiu – gijimas. Taigi kviečiu tave iškelti savo tokią mintį. O kas jeigu gijimas slypi tiesiog gyvenimo procese?
Kas jeigu gijimas nėra kažkas, kas prasideda ir baigėsi, bet yra visą gyvenimą trunka tik kelionė, reikalaujanti kantrybės ir leidimo savo tiesiog būti. O kas jeigu gijimas šiaip jau būtų šventė ir mes galėtume ją švęsti gyvendamos, dabartimi ir besidžiaugdamos kiekvieną akimirką. Taigi, kaipgi tu gali į savo gyvenimą gijimą integruoti taip, kad jis neslėgtų tave, o praturtintų tavo kasdienybę. Mes pakalbėsime apie tai netrukus, tik prieš nerant į tai, kaip tu galėtum savo į šį klausimą atsakyti, dar šiek tiek sugrįžkime prie praeities. Manau, čia yra gana svarbu atsakyti savo į dar vieną svarbų klausimą. Tai yra, ar tikrai yra būtina knaisiotis praeityje, kad galėtume ramia širdimi eiti pirmin? Aš pastebėjau, kad neretai žmonės yra tiesiog apsėsti noro gilintis į savo praeitį. Gilintis į ją, išanalizuoti visas savo traumas, kas buvo ne taip, kas galėjo būti kitaip. Ir taip, aš pati kurį laiką buvau tas žmogus, kol aš pati nepajaučiau savo vidumi, kol aš nesuvokiau, kad kol aš klausiu klausimą, kodėl tai buvo, tol niekas nesikeitė. Ir kada aš pradėjau klausti savęs, kaip aš norėčiau, kad būtų, aš supratau, kad aš turiu pasirinkimą. Pasirinkimą, kad iš tikrųjų būtų kitaip. Aš supratau, kad supratus, kodėl tai buvo, yra lengviau tas istorijas pakeisti. Taip, tai yra lengviau ir lengviau jas paleisti ir integruoti į save. Ir turbūt šiek tiek pasiknisti savyje gali būti gana naudinga, tik galbūt taip pat svarbu yra ten neužstrigti. Pastebėk, kad kažkada į savo klausimus, kodėl, kalbant apie tavo praeitį, tu pradėsi gauti tuos pačius atsakymus. Istorijos bus kitos, bet tai, ką jos tau pasako apie tai, kas buvo, liks tas pats. Tavo atsakymas visada yra tas pats. Ir šitas atsakymas nebūtinai tau padės gyti. Aš tikrai tikiu, kad kai kurie dalykai iš praeities yra skirti ten ir pasilikti. Ir kartais, kai tu atsitrauki nuo to, kas buvo ir nustoji tam skirti tiek daug savo dėmesio, atsitinka labai keistas stebuklas. Toj mintyje, tame atsitraukime, tavyje atsiranda erdvė, kur tos patirtys, kas buvo, gali egzistuoti ir visai tau netrukdyti jaustis gerai. Tu gali leisti joms būti ir šalia jų kurti naujas, džiugias patirtis. Galiausiai naujos patirtis, o ne laikas gydo mūsų žaizdas. Taigi sugrįžkime prie nuo klausimo. Kaipgi gijimą integruoti į gyvenimą taip, kad tai netaptų sunkus darbas, bet tyliai veiktų fone ir vis tiek duotų aiškių, gydančių ir auginančių rezultatų. Noriu pasidalinti su tavim 5 įžvalgom iš savo gijimo kelionės, kurios padėjo man ir vis dar padeda man. Ir galbūt gali padėti ir tau. Visų pirma, noriu pasiūlyti labai svarbų paprastą dalyką. Tai yra, jausk savo jausmus. Leisk savo jausti visus savo jausmus. Ne tik tuos, kurie yra tau malonus, bet ir tuos, kurie tau yra nepatogus.
Ir galbūt dabar galvoja, kokias nesąmonės jį čia kalba, gi savaime suprantama, kad aš jaučiu visus savo jausmus. Kitaip aš dabar taip ar anaip nesijausčiau. Ir taip. Ir aš anksčiau taip galvojau. Būtent, pabrėžiu, galvojau. Logiškai aš puikiai supratau, kad tada tada aš pykstu, o tada aš džiaugiuosi. Bet tai buvo jausmai mano logikoje, o pojūčio kūne aš neregistruodavau. Vis tik savo jausmus mes jaučiame ne galvoje, ne savo logikoje, o savo kūne. Emocijos yra energija, ji eina per kūną ir kūne sukelia tam tikrą vibraciją. Tai yra būtent tai, ką mes jaučiame. Aš buvau įpratusi atsijungti nuo savo kūno. Tai yra disocijuotis, vibracijų savo kūne aš visiškai nejausdavau. Taigi savo emocijas aš išmąstydavau ir aš žinau, kad aš tokia nesu viena. Disociacija yra didžiulė mūsų žmonijos dalies programa. O kaip tau suprasti, ar tau yra įprasta vengti savo jausmų? Patyrinėk save. Paklausk savęs, galbūt tu mieliau analizuoji savo jausmus, nejauti juos. Pavyzdžiui, tu gali labai puikiai papasakoti, kodėl tu jautiesi vienaip ar kitaip, bet tau yra sunku pasakyti, kaip tas jausmas jaučiasi tavo kūne. Galbūt dažnai tu jauti tiesiog tuštumą arba visai nieko nejauti. Tik paskęsti savo mintyse. Arba galbūt tau kilo tokios mintys. Norėčiau taip nesijausti arba neturėčiau šitaip jaustis. Ir staiga tu imiesi kažkokių veiksmų, kad greitai pakeisti šią savijautą. Net neleidusi savo pajausti iš tikrųjų, kas čia vyksta iš tiesų. Ir tada tu imiesi daugiau darbo, daugiau sporto ir savo laisvalaikį tu užkiši kažkokiais susitikimais, veiksmais, daugiau veikti, kažką daryti. Tau yra sunku būti vienai, o ypač jeigu aplinkui tave yra tylu. Taigi tokiu metu tu automatiškai griebiesi telefono. Dar daugiau darbo. Valgai. Nors ką tik jau pavalgai. Ir tu žinai, kad tu nebesi alkana. Arba tu žiūri serialus iki 3 nakties. Taigi paklausk savęs, kodėl tu taip elgiesi. Padaryk eksperimentą. Kai sėdi su ko nors prie stalo ir pagauni save griebiantis telefono iš nuobodulio, tik šiaip sau, paskrolinti, neimk jo. Sąmoningai neliesk telefono. Arba kai užsuki į virtuvę, kažko pagraužti. Nors puikiai žinai, kad esi pilnai soti, nevalgyk tą akimirką. Arba kai norisi parūkyti, imk ir nerūkyk. Ir stebėk save. Stebėk, kokios mintys dabar kyla tavyje. Ir taip pat stebėk, kaip tavo kūnas reaguoja. Bet kokioje situacijoje, kai tu jauti poreikį pabėgti nuo to, ką jauti, nuo to, kas vyksta, pabandyk leisti savo išbūti su tais jausmais, nesipriešinti ir nebandyti atstumti nei baimės, nei pykčio ar pavydo. Tie jausmai nenori tavęs skaudinti ar skriausti, jie ateina pas tave tik tam, kad tu atkreiptum dėmesį į tai, kas tau yra svarbu. Jie nori ateiti, duoti savo žinutę ir išeiti. Taigi priimk juos, priimk jų žinutę ir leisk jiems išeiti. Prisimink, energija yra kaip upė, ji nori tekėti, nestabdyk jos, leisk jai tekėti. Šiaip jau ne tavo galioje yra tą
jausmų upę sustabdyti, ji vis tiek tekės ir ras savų kanalų, kaip išeiti. Tik tais greičiausiai jie tau nepatiks. Ar tu tikrai to nori? Mokslininkai turi tokią teoriją, kad pati emocija trunka tik 60 arba 90 sekundžių. Jai reikia maksimum 1,5 minutės, kad ji praeitų, jeigu mes jai netrukdome. Visa kita, kas lieka, yra mintys apie tai, kas buvo, apie tą emociją. Tai yra istorija, kuri sukasi tavo galvoje ir maitina tą jausmą. Duok sau tas 90 sekundžių, įkvėpk tą jausmą, pabūk su juo, nieko nekeisk ir nesiaiškink. Leisk jausmui būti tokiam, koks jis yra, be pasipriešinimo ir be jokio vertinimo. Jis atėjo ir jis išeis. Antras dalykas, kurį noriu tau pasiūlyti, tai yra susikurk rinkinį įrankių, kurie tau padeda sugrįžti į save ir jaustis geriau. Gijimas slypi mažose dalykuose, kada į savo kasdienybę įtrauki paprastas, nuolat taikomas mažytes praktikas. Stebėk, išsibandyk ir atsirink tai, kas tau tinka labiausiai. Žinai, tikroji galia slypi gebėjime atpažinti tai, kas veikia būtent tau. Ir kaip tu gali tai integruoti į savo dieną, tokią, kokia jinai yra dabar. Pasitikėk savo vidiniu pojūčiu. Tu jau žinai, kas tau padeda nusiraminti ir jaustis geriau. Ir kuo tos praktikos bus paprastesnės, tuo tau bus lengviau jų laikytis. Gal tai yra laikas gamtoje, gal kažkokia muzika, sąmoningas kvėpavimas ar afirmacijos kortelė iš tavo mėgstamos kortų kaladės. Tam nereikia nei daug laiko, nei papildomų išlaidų. Reikia tik atsiminti tai daryti. Daryti tai, kas tau padeda nusiraminti ir jaustis geriau. Trečias dalykas, ką noriu pasiūlyti, tai yra atpažink savo ciklus. Mūsų gyvenimas be perstojo juda kažkokiais ciklais. Metų, mėnesių, dienų. Tai yra tam tikras ritmas, kuris veikia ir tave. Ir tas pastebėjimas, kaip būtent šie ciklai veikia tave, gali tau padėti būti švelnesnė sau. Metų laikai atsineša labai skirtingas energijas. Esu tikra, tu pastebėjai, kaip rudenį dažnai turime daugiau noro kurti. Vaikai sugrįžta į mokyklas ir atrodo, mes lygiai taip pat, tai lyg nauja metų pradžia, mes norime kažką tai nuveikti. Žiemą mes esame linkusios sulėtėti. Pavasaris atsineša daugiau gyvybės į mūsų gyvenimą, noro atsinaujinti, o vasarą dažnai mes jaučiamės daugiau energingos, daugiau noro veikti yra, noro išbandyti kažką naujo. Kaip tu gali tuos ritmus priimti į save, kaip tu gali tas energijas panaudoti savo ir dėl savęs. Matai, mūsų gyvenimas irgi juda per savo sezonus, su savo energija. Aš neabejoju, kad tu puikiai žinai, kaip mūsų moterų energija veikia hormonai. Lygiai taip pat veikia fizinė ir emocinė būklė, visokios gyvenimo aplinkybės. Energija gali keistis ne tik kasdien, bet ir kelis kart per dieną. Ir kai tu pradedi ją atpažinti ir taikytis prie jos, tau atsiranda daugiau vidinės jėgos ir aiškumo. Taigi eik ne prieš tos energijos srovę, bet pasroviui,
su ta energija. Kai jauti energijos pliūpsnį, leisk savo neskubėti. Tekėk su ta srove. Gerbk save, kai energijos yra mažiau. Leisk savo pailsėti. Mažiau planuokis veiksmų. Kai jauti įkvėpimą, leisk savo kurti ir plėstis. Energijos pakilimai ir nuosmukiai yra kaip kvėpavimas. Tai yra natūrali ir graži gyvenimo dalis. Atpažink juos ir priimk juos. Ketvirta, ką aš noriu tau pasiūlyti, tai yra vėlgi įsiklausyk į savo kūną. Tavo kūnas yra nuostabus ir labai galingas indas, kuriame tu keliauji per šį gyvenimą ir jis turi tau tiek daug ką papasakoti. Tai reikia paklausti savęs, ką aš dabar jaučiu, ko man dabar reikia. Galbūt tik vos 5 minutės pailsėti, galbūt išgerti vandens, galbūt išeiti į lauką arba pajudėti šiek tiek. Įsiklausydama į savo kūną, savyje tu gali rasti tiek daug galios ir suprasti, kad tiek daug priklauso nuo tavęs. Iš pradžių atsakymai gali būti neaiškus ir tai yra normalu. Galbūt tu tiek ilgai nesiklausei savo kūno, ignoravai jo žinutes, bet kuo dažniau savo ryšį su kūnu praktikuosi, tuo stipresnis jis vėl taps. Matai, emocinio gijimo, mano miela, mes neišmąstysime per logiką. Jo išmokstame tada, kai iš galvos nusileidžiame į savo kūną. Būtent taip mes susijungiame su savo širdimi. Ir va čia prasideda visa keičiantis gijimas, kuris gali būti lėtas, kantrus, nes tu žinai, kad tu esi savyje. Ir 5 dalykas, ką noriu tau dar pasiūlyti, gijimo kelionėje yra venk savo gijimą lyginti su kitais. Tavo gijimo kelionė yra tik tavo. Leisk jai vykti savo tempu. Nereikia lyginti savęs su kitais, su tuo, kaip jie greitai ar lėtai, gražiai, lengvai ar sunkiai juda. Tai, ką tu matai, yra tik dalelė to, ką tu gali matyti. Iš tiesų mes niekada nežinome visos jų istorijos. Pasitikėk savo keliu. Nepasiduok išoriniam spaudimui. Kai nustosi lyginti save su kitais, atsivers daugiau erdvės tau gyventi savo gyvenimą. O su šia erdve atsiras ir daugiau galimybių tau patirti stebuklus, kurie yra skirti būtent tau. Taigi, aš nuoširdžiai tikiu, kad gijimo procesas nebūtinai turi būti kažkas ypatingo. Jis neturėtų nei gąsdinti, nei kažkaip bauginti tavęs. Tau nereikia sustabdyti gyvenimo, kad galėtum leisti savo gyti, augti, plėstis ar transformuotis. Iš tiesų, manau, tai reiškia tiesiog leisti savo gyventi savo gyvenimą pilnai ir iš vidaus. Ir kai tu gyveni savo gyvenimą taip, iš vidaus į išorę, gijimas ateina savaime, be didelių pastangų. Aš neabejoju, kad visi mes esame čia tam, kad mėgautumėme savo gyvenimu, šiuo nuostabiu ir ribotu laiku šioje žemėje, kai mūsų sielos patiria tai, ką reiškia būti žmogumi. Taigi ir tu gyvenk, būk čia dabar ir leisk savo džiaugtis kiekvieną akimirką, kad ir kokia ji būtų. Mano vardas yra Dangira. Dalintis su jumis šiais žodžiais šiame įraše yra mano būdas savo gyvenimą gyventi pilnai ir iš vidaus. Aš nuoširdžiai jaučiu, kad kažkur yra nuostabi, šauni moteris, kuriai tikrai reikia išgirsti tai, ką aš šiandien kalbu. Ir galbūt šiandien tai esi tu.
Mano tikslas yra padėti tau pamatyti, kokia tu esi nuostabi. Taigi, iki kito susiklausimo po 2 savaičių. Apkabinu tave. Su meile, Dangira.